Einame pas tailandietiško masažo meistrą, kadangi kaklą skauda sukant galvą, tai reikia tvarkyti. Išeini be jokio skausmo. Aš jau kažkada pas jį buvau, parodysiu ir jum, kur rasti. Dabar rodau vietą. Tai yra Alytus, va matot tas bokštas, ir čia yra teatras, čia yra teatro kiemas, ar ne? Čia va tas daugiabutis yra už teatro, ne? Ir va šičia va yra tas pastatas Pulkovo 5A parašyta. Tai va čia va einame. Einame šičia. Žemyn. Jau matosi šitas paveikslas. Toliau eikime. Ir štai šitos va paveikslą pamatysite, reiškia, ten yra kūno tempimo treniruoklis ir ne tik. Va, labas. Čia yra Darius, jisai yra meistras tailandietiško masažo, taip pat turi gerų tokių dalykų, kaip va, vinys, kur stovėti, gulėti, va, nugarai vinys yra, paskui šitas aparatas yra pravilo, kur pririša už kojų, už rankų ir išsitampyti. Tenais yra kaklo tempimo treniruoklis. Glisono kilpa. Kaip vadinasi? Glisono kilpa. Glisono kilpa. Tai va, kas dar? Nežinau. Fotografo paslaugas dar darai, kad dariau? Akis fotografuoji. Akis fotografuoji. Ir kam reikia... Čia savo akį galima nusifotografuoti, prasme, ar kaip? Ligas parodo akių. Ai, ligas parodo. Piešinukas jo. Ir gražu, paveiksliukas galima namuose pasikabinti, bet... O tokie plėmai, jeigu jie neįgimti, tai rodo ligas ir žiūrai pagal iridologijos tą paveikslėlį. Iridologija yra toks mokslas, kuris pagal akis pasako supratau. Ligas. Tai gali su tokia nutraukėlė nueiti pas iridologą ir tau pasakys, ko tau reikia. Aišku. Kas tau blogai. Tai va. Gerai. Sekite kanalą, spauskite dalintis ir iki.